Sveiki, šiandien norėčiau Jums parodyti, kaip reikia surinkti reikiamą skaičių akių ant virbalo, taip pat kaip megzti lygų paviršių, kaip megzti servetėlių būdu arba taip vadinamų močiučių būdu, bei kaip numegzti ryžių raštą. Taigi pasiruoškite žirkles, 2 virbalus ir siūlus. Taigi pradėkime. Atsiviniojame šiek tiek siūlo, aš ilgo dabar neviniosiu, nes aš padarysiu kaip pavyzdį. Metamės nuo ritinėlio siūlą ant nykščio, ant smaližiaus, didžiuoju pirštu ir nykščiu prispaudžiame. Tuomet 2 virbalais mes dedame virbalus ant siūliuko tarp nykščio ir smaližiaus. Taip. Dedame. Tuomet paverčiame ranką, kabiname šitą siūliuką ir nuo smaližiaus. Ištempiam. Dar kartelį. Tempiame ranką, jau pasukame ranką. Nuo čia ir užtempiam. Nuo čia ir užtempiam. Taip. Taip, nuo čia ir ištraukiam. Kai jau išmoksti šitą dalyką, tai viskas vyksta labai lengvai ir automatiškai. Dėl šiek tiek praktikos ir jums viskas pavyks. Taigi surenkame jums reikiamą akių skaičių. Jeigu mes gate pirmą kartą, patariu taip pat pabandyti ant pavyzdėlio, nesimti kažkokio iš karto darbelio, nes paskui nusvilsite ir nebepasitikėsite savo jėgomis. O jūs tikrai galite, tiesiog reikia šiek tiek praktikos. Taigi aš surinkau man reikiamą akių skaičių. Dabar atsargiai reikia ištraukti vieną virbalą, kad akis nepabėgtų. Sukame į save tą pusę, kur yra siūlas. Šitas siūliukas lieka. Mes imam siūliuką, kabinam ant piršto. Tokį kaip įtempimą padarom. Pirmą akį mes visada nuimame. Jos mes nemezgame. Antra akis. Taip, kaip čia parodė dabar arčiau. Akytę, va, čia akis ant virbalo. Mes kabinam ne per čia, bet per galinę sieną, užkabinam siūlą ir ištraukiam. Vėl per galinę sieną, kabinam siūlą ir ištraukiam. Taip, gal kaip nors taip, pabandykim. Per galinę sieną, užkabinam siūlą ir ištraukiam. Labai stipriai neužspauskit, nes jums paskui bus sunku megzti. Dar kartelį. Akis, štai mūsų akis, mes, čia yra skylutė, ant galinės sienos ir ištraukiam. Ir taip numezgam visas akis, išskyrus paskutinę. Tai pas mus liko 2 kilpos. Šitą pramezgam. O paskutinę mezgame ne per galinę sieną, ne siūliukas gale, o siūliukas ant virbalo ir per priekinę sieną. Taip. O taip. Tai pas mus pirma eilė gavosi. Toliau vėl mes apsukame mezginį. Pirmą kilpą nuimam, o antrą kilpą ir visas kitas mes turime megzti pagal raštą. Matot, pas mus čia gavosi tokie kaip kabliukai, rutuliukai, net nežinau kaip pavadinti.
Todėl siūlą mes metame į priekį ir mezgame už priekinės sienas. Taigi, siūlą permetam į priekį, kabinam už priekinės sienos ir siūliuką ištraukiam. Siūlas vėl priekį, kabinam už priekinės sienos ir siūliuką ištraukiam. Už priekinės ir ištraukiam. Ir taip darome iki eilės galo. Tai mums vėl lieka 2 kilpos, viena taip. Ir šitą lygiai taip pat irgi mezgame kaip ir visas prieš tai. Šiek tiek užtempiame ir verčiame. Ir štai žiūrėkit, kol kas mažai matosi, bet su daugiau mezgimo pasimatys. Čia yra tokie kaip dantukai, o čia gaunasi toksai lygus paviršius. Dėl ko daugiau numegsit, tuo bus geriau matyti. Ir taip mes kartojam pirmą, antrą eilę. Mes viską darom palei raštą. Kai matot lygų paviršių, tai čia yra priekis. Dažniausiai, kai yra mezgama tokiu paviršium, tai čia yra priekinė dalis, tarkim, šaliko priekinė dalis, megztuko, kojinės, kepurytės ir taip toliau. O čia yra išvirkštinė dalis, tai kas yra viduj. Taigi, kai matome šitą priekinę dalį, mes visas kilpas, visada prisiminkit, pirmą mes prastai nuėjom, visas kilpas megsime už galinės sienos. Taip, už galinės sienos ir ištraukiam. Už galinės sienos ir ištraukiam. Sienos ir ištraukiam. Taip ir mezgame jums reikiamą aukštį. Atitoks jau po truputį kačiukas mane to išvarys. Taigi aš numezgiau kelias eilės servetėlės mezgimo. Čia yra priekis, o čia yra galas. Taigi jos yra gana panašios. Čia yra tokios gražios juostos. Ir dabar aš jums parodysiu trečią mezgimą. Mezgimo raštą, jeigu man leis, jeigu kačiukas leis. Taigi, trečias mezgimo raštas vadinasi ryžiai. Pirmą kilpą mes nuėmam, o dabar mes darysime vieną tokį. Reiškia, vieną mes mezgame priekiu, už priekinės sienos, antrą kilpą už galinės sienos. Vėl vieną už priekinės ir vėl už galinės. Ir taip, priekinė, galinė. Priekinė, galinė, priekinė, galinė. Ir taip tęsiam iki eilės pabaigos. Mano katinas rodo man akrobatinius triukus. Taip, pas man buvo gavosi galinė ir paskutinė irgi aš mezgu galinę. Taip, apverčiame, o dabar mes darysime atvirkščiai. Kai mes anksčiau mezgdavome viską pagal raštą, tai dabar mes megsime atvirkščiai. Jeigu mes matome, kad čia buvo priekinė, mes megsime galinę. Jei matome, kad buvo galinė, mes megsime priekinę. Taigi pirmą mes nuėmam ir čia matau, kad pas mane yra priekinė. Taigi aš megsiu čia galinę. Čia matau dantuką, tokį rutuliuką dantuką. Čia megsiu aš priekinę. Taigi bus irgi viskas tas pats, tik šachmatų eilė. Vieną kartą taip, kitą kartą taip. Mezgame iki eilės galo. Ir po kokių 3-4 eilių jūs pamatysite jau raštą. Aš numezgiau porą eilių ir štai matote, gaunasi tokie kaip iškilimai, kryželiai, nežinau iš tikrųjų, kodėl jie vadinami ryžių raštu, bet man šis raštas yra labai gražus, man jis labai patinka ir jis yra labai paprastas. Taigi, tokie mūsų raštai, dabar dar